Hebra, vaizdai tikrai, manau, yra verti 20 eurų. Pastoviai leidžiamės į apačią, vis aukštai žemyn ir žemyn. Daros vis sunkiau, nes slėgis mažėja. Ruošiamės, puošiamės, lėksim prasilėkti keliukais į Zakopanę. Pažiūrėkit, kas per vaizdai. Važiavome vietą, kur ne kiekvienas gali net savo sapnuose galvoti, kad tokios vietos gali būti. Labas rytas, mėly žiūrovai. Štai dar vieną dieną Rojuje. Mes dabar eisime pusryčiauti, o paskui važiuosime kultūrintis. Laukite tęsinio. Rytas, Hebra, trečia diena Lenkijoje, jau šeštadienis, atsibudom, štai atvažiavome ir į degalinę. Dabar su komanda mes judame kartu į Velyčkos druskų kasyklas. Tai yra viena iš populiariausių vietų ir must see, būtiniausia aplankyti vietų Krokuvoje. Štai va su komanda jau susirinkome, jau važiuojame aplankyti Velyčkos druskų kasyklų. Žiūrėsim, kas bus. Einam pasikalbinsim porą dar mūsų veikėjų, kadangi vakar turėjom gerą tūsą. Labai gerai turėjom gerą vakar tūsą. Reikia pasiklausti visų, kaip ten kam sekėsi. Įdom pasiklausim, Hebra. Kaip tu sekėsi vakar? Nekokias tos. Užgeriai? Nekokias tos savybės. Kiek promilių dabar įpūstum? Šiaip nedaug, normaliai jisai. Normaliai? Normaliai jisai. Lačis. Sunkiau šiandieną. Lačis. Ne tu vienas. Aš tai girdėjau, kad Lenkijoje 2 promilių tolerancija. Tikrai nevairuojant. 2? 0,2. Sakyti 2 ar 0,2 sakyti. Tai negali būti Lenkai mažiau reikalauja nei lietuviai. Mažiau. Proto. Tai 0,2 promilio. Nu tai pas mus mažiau pardavinėja, bet daugiau gert leidžia. Paliuvom. Ką tu geri iš ryto? Ką tu iš ryto geri? Kaip po vakar klubo nuotaika? Vos atsikėliau. Nežinau, ar aš noriu šalčio ar šilumos. Gerai. Labai gerai. Užsipylė kuro. Viciokas. Man gali paaiškinti, kaip šitas automobilis. Ryja tiek, kad jam karočiui reikia užsipilti 700 litrų baką su 400 zlotų suma. Supratau. Nuostabu. Ekonomiška mašina labai, ne Goda? Džeida! Lego statosi, ateinam, pažiūrim. Toks bolidas ten pažiūrėk. Wow. Koksai? Nu tikrai ne fakė M. Tikrai Senibis. AliExpress Carbon Fiber. Ne, tu ką? Pažiūrėkit šuomą. Kas Spliterė. Taigi viskas, ką tu čia bazaris? Karočiui, kodėl čia tiek žmonių? Pažiūrėk, palauk. Kas čia vyksta? Kur visa šalis susirinko. Normaliai. Nežinau, kaip parodyti jums. Čia liftų, karočiui. Lipti į apačią. Tai va tiek. Lipsim iki rytojaus ryto. Užtat vlogas jums, mėlieji mūsų žiūrovai. Kontentas. Pamojuojam. Pasižiūrim, kiek dar lip. Jau į druskų kasyklas. Labai graži. Čia kaip Lietuva. Taip pat kaip Lietuvoje. Kažką pasakyk, Bandziuga. Aфиgenų ekskursija. Ką tu gali pasakyti? Leidom Jau pradėjai. 64 metrus. Klausofobija neprasidėjo. Sužinojome, kad čia dabar, 96 metais ją uždarė, jinai dirbo nuo 13 amžiaus. Ją uždarė 96 metais dėl to, nes nebeliko grynos druskos ir liko tik tais akmenų druska, kuri nėra tinkama miningui. Ir nuo to laiko nevyksta tas realusis miningas čia. Nuo to. Ką čia labai įdomu, čia man patinka iš karto. Štai į vlogą. Paliavom. 12-14 blokų Dabar kažkokio vienu iš pagrindinių šaftos tunelių. Ir va čia sakiausių ekspozicijų matome, štai va. Donata va. Donatas va. Vo Donatas. Normaliai žiūrėjau. Kaip tu sekasi kasyklose? Kaip tau pachmielas sekasi? Ten daro tas pip, jeigu daug darai tų žodžių. Daro? Dar. Viską. Tipo tiek sikata? Ne tas žodis yra. Bet jeigu būtų geresnis ir kad būtų smagiau čia, taip? Padamiau. Nu va. Matai, aiškės, biškiai mažiau gerti alkoholį. Lenkija atvarė geris. Blogiausiai. Gerim. Parapiltas, kad šiandien į klubą varysim, šiandien į klubą lėksim.
Šiandien klubasą vėl, ne? Antras raundas, teisingai, 0. Pastoviai leidžiamės į apačią, vis aukštai žemyn ir žemyn. Daros vis sunkiau, nes slėgis mažėja. Visi dar po vakar su prastom savijautom. Tai leidžiame maždaug kiek ten sakė 500 metrų gylį, bendrai 9 aukštai, tai tikrai yra sunkoka, bet bandom išgyventi, bandom laikytis savitvardos. Žinau, kad visiems sunku po savaitgalio, bet kadangi Neninos leidas, smagu visiems, judam, žiūrėjom. Chebra, vaizdai tikrai, manau, yra verti 20 eurų. Tikrai verti 20 eurų, Chebra, pažiūrėkite, koks vaizdas. Tiesiog užtenka įsivaizduoti realiai, kiek užtrunka tokį dalyką statyti, pastatyti, padaryti, subildinti. Wow. Graži mašina. Su Night Riders komanda atvykom į Krokovą, važiuojam į Zakopanę, o prieš važiuojant į gražius vaizdus, norim savo mašinas paversti gražiu vaizdu. Visas pasaulis mus matytų. Plaunamės bolidus, ruošiamės, puošiamės, lėksim prasilėkti keliukais į Zakopanę. Laukia maršrutas 100 km. Na ir ką, saulėta diena, pagaliau užsakytas oras ir ką, važiuojam. Kameristas einam pasisiot. Alo, sveiki. Mes dabar atvykome plauti savo murzės. O ten va Kauflandas, kur prasme mes eisime nusipirkti pilgaus nealkoholinio alkoholio. Ir važiuosime į kalnus, kur ten bus... Va tai va! Puška gonka ribotkė, davai, važiuojame. Kaip to mūsų kelionė į... Vėl pamiršau miesto pavadinimą. Į Zakopanę. Zakopanė. Zakopanė. Labai patinka, tik dabar yra techninių tokių nesklandumų. Techninių? Nu, ne techninių, finansinių nesklandumų. Finansinių? Aš galvoju išvaizdinių. Ne, finansinių, nes yra karta, o Nada denėg nada. Da, tai vienu žodžiu. Finansuoti metalo. Aš tai 2 grošus. 2 centus turiu. Tai viskas. Смотри, деньги. Dengi, Krakovo. Simukai, tark žodį apie savo mieląją, gražią audinę su tokiu įdomiu dalyku, superchargeriu, kur pas mus turbūt nėra buvę klube tokio dalyko ir apskritai Lietuvoje retas dalykas yra. Labai smagi ir gera mašina. Kol kas esu pilnai patenkintas, viskas man labai patinka. Dabar mes apsimesim, kad filmuojam, kaip plaunam eskę ir nuprausim. I ain't no rapper, I like money and I'm popping it. AS crosses on my fig, drip down in Christian. Starting to think these people's toes broke down, stand on business. These VVs hit on my wrist, can't tell the time on it. I'm young and turned. I'm young and turned. I'm getting lit, popping my itch. I'm young and turned. I'm young and turned. I'm young and turned. I'm getting lit, popping my itch. I'm young and turned. I ain't no rapper, I like money and I'm popping it. AS crosses on my fig, drip down in Christian. Starting to think these people's toes broke down. Važiuojam į kalnus, į Alpes, į Zakopanę. Jo. Vingiuotais keliukais prasilėkti. Jo, labai geri keliai. Jo, man štai šitas jaunuolis sakė, kad nereikia imti kabrioleto, važiuoti tokiais keliukais. Geriau reikėjo imti Passatą. Teisingai? O, Passat, o. Sakiau tai. Tai dabar mes be kabrioleto ir be Passato. Tai ką dabar darysim? Kabrikas Vilniui. Dabar važiuosim X-u ir Audinė. O tai Girdi, tai tu prasivažiavai su violetinė mūsų BMW. Kaip patirtis? Šiuo metu jinai nėra ne ant maksimalios galios. Ne etanolio, ne? Jo, bet tikrai linksmas aparatas. Tai kad važiuojant gale, biški vibruoja užpakaliukas. O tai tu dabar su jais ir važiuoji? Ne, dabar važiuojam su nauju automobiliu Night Rideriuose.
Simuko eskė. Kas gali atvažiuoti šią kelionę? Visi mūsų komandos nariai. Ir taip pat tie kontribi, kuriems pasisekė, tarkime, jeigu mūsų komandos nariai kažko negali varyti, kontribi nariams yra suteikiama galimybė prisijungti ir pakeisti nevažiuojančius komandos narius. Šiuo atveju, kai kurie komandos nariai negalėjo varyti, to pasakoje buvo sumokėję pinigėlius ir taip. O tai ponas Mykolas kas yra toks? Jis buvęs komandos narys, šiuo metu dabar yra neaktyvus komandos narys, tačiau visą laiką turi progą grįžti į komandą. Čia prieš kameras galime Tai ką jam reikia padaryti, karočią, kad jis grįžtų į daugiau komandą? būti mytose, ir jeigu bus daugiau mytose, turės progą, jis mums praneša, kad gali atvykti į mytus aktyviai ir mes drąsiai priimam mūsų draugą. Arba nėra. Dabar paklausykit, kaip Superchargeris gražiai dirba. Все, važiuojam. Pažiūrėkit, kas per vaizdai. Sustojom, pasifotkinam Mykolas, bet realiai. ir važiavam toliau. A girdė? Iki Final Destination dar 20 minučių liko. Bet dar čia, sakykit, maršrutas tai palyginus. Tai net 2 minučių liko. Ne, čia pirmas topas, iki maršruto pradžios 2 minučių liko. Ai, nu tai sorry, karočią. O tai kiek mes laiko čia važiuosim? Maršrutas apie 100 km ir apie 100 grįžimas. Taip, pagazavai, karočią, ir aš jau žiūriu, karočią. Jam sakė su interkuleriu kažkas buvo. Karočią, mūsų komandos nariai, administratoriai atsitiko bėda, kad kažkokias iššoko klaidos, dingsta trauka, mašina nevažiuoja. Ir ką, atvažiavusi mūsų iški, turėjom jau Zakopanę pasiekti, bet nepavyko to padaryti. Iškart apsukom atgal ir atvažiavom, mūsų komandos nariai iškart padeda žmogui sutvarkyti mašiną. Štai visi padeda jau apžiūrinėję, kas problemą atrado labai greitai, diagnostiką padarėm. Ir kas buvo? Nežinau, reikia paklausti dar kolegų, negirdėjau pats ką tik atvažiavau, tai negirdėjau, kame reali problema slypi, bet... Super klijų paimti. Dėl izoliacijos ir... Tai čia paimsim super klijų, suklijuosim ir komandos narys galės vėl važiuoti normaliai. Edvinui nelaimė ištiko. Tai tada izoliacijos. Tai palauk! Ką tu čia dabar darai? Čia gaunasi slėgio daviklis. Žinai, čia kaip vadinasi? Čia vadinasi Viktor Mechanik. Ne, tai называется, žinai, kaip kolchos. Ne, nėra išeities be padėties, reikia versti. Čia это момент, брат. Перекурас. Čia one moment ir viskas, ir fixed. O gal dar aplink biškai? Taigi čia jokio spaudimo nebus ant jo, nu tipo, jis jeigu laikys, tai jau laikys. Perikūras, palauk biškai, po servisu. Detailer place. Tai čia va, jau ką tik tau nudetailino, nuvaliai. Čia tau prisiminimui. Tai turi uždaryti su kom. Davai. Ai, čia kažkas. Tai prikliuvo po ten pastavelį. O, nešiukšlinam. Dar ir šitą duos. Nešiukšlinam. Utilizacija. Na, aš manau laimingai baigėsi, tai galim tęsti toliau kelionę. Kame buvo čia sapėdatis? Charge pipe sensorius leido orą. Vakumą leido. Dabar net neleidžia, nes esame komanda. Taip, Viktor Mechanik. Поехали toliau. Judame toliau. Nu, все, varom. Normalus, visi normalus.
Hebra, what the f***, kas per vaizdas, pažiūrėkit. Šaika, what the f***, kas per vaizdas. Aš dėjau koks vaizdas. Eina jūs po peklon. Koks vaizdas, eik tu. Seni, koks vaizdas. Kokios reakcijos, Karoli? Gražu ir Iksas gražus, jas. O, papa. Hebra, vaizdelis. Panas, koks vaizdas, kokios nuotaikos? Aš tiesiog, wow. Donata. Šalta, bet labai gražu. Šalta, bet ką manai, Donata, koks vaizdas? Labai gražu. Verta buvo aukoti laiko? Tikrai sniau. Wow, tu pažiūrėk mėnulis net kaip matosi. Karočią. Gerai, čia vietai sustojom. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Hebra, va čia tai davė kontentuko. Va čia tai Hebra davė kontentuko. Hebra, Night Riders on the top! Važiavome vietą, kur ne kiekvienas gali net savo sapnuose galvoti, kad tokios vietos gali būti. Čia yra Zakopanė, kalnų vieta Serpantinai, Hebra, mūsų mylimiausia Hebra, aišku, ne visa gaila, bet didžioji dalis jos, jinai yra čia, mūsų ištikimi nariai ilgalaikiai. Ignulė, kaip tu? Ne? Vaizdai, pažiūrėk kokia. Warfy, tikrai Warfy. Nubaudėm lenkus, saulė jau žemyn, pasiekėm tolimiausią tašką, ką ir planavom. Net nebuvo planavę, realiai, visi tos ekspromptų gavo. Kelias, wow, vaizdai, wow, kompanija, wow, sakau, žiauriai geras laikas vienas žodžiu. Tikrai varkė buvo didžiai. Savo, važiuojam namučio į viešbutį. Vėl vakaras aikštelėj, mes aukščiausi šitoj skalėje. Aš žinau, kad tai, ką darom, šiandien darom nerealiai. Ir vėl tie patys ginčai tarp dizelio ir benzo, nesibaigiančios kovos kaip Misiūno ir Imkenzo. Sveiki! Laiko viena maža klaida ir dranas tempė jau ant laido. Terapija su ja buvo geriausias psichologas, ramindavo mane taip pat kaip tavo kūnas nuogas. Atvažiuoju pas mane, tik neužtruk, šitą kornerį paim, neapsisuk. Atvažiuoju pas mane, tik neužtruk, šitą kornerį paim, tik žiūrėk, neapsisuk. Night Riders, aš naktį save surandu. Night Riders, horizontas vėjas su keliu. Night Riders, dienį tyliai tave stebiu. Night Riders, matau, kaip išnyksti tu. Ką? Hebra, šiandieną paskutinė mūsų kelionės diena. Pildom kūrą. Apvažiavom pavarkyti. Į Eskę. Pilame kūrą tiesiai ten, kur stovi mūsų lietuvis. Tai ką, Hebra, šiandien paskutinė diena. Užsibaiginėjom kelionę. Prabuvome 4 visą dienas. Ketvirtadienį atvažiavome, sekmadienį grįžtam. Atsikėlėm, daug mūsiškių išvažiavo atgal į Vilnių. Tai likome realiai 3 pažų, tai yra mūsų Iksas ir mūsų Eskę. Visi kiti jau pajudėjo labai anksti ryte, apie 5-6 ryto.
Tai ką, Hebra, tai dėkojame, kad žiūrėjote šitą kelionę mūsų, dėkojam, kad žiūrėjote visą mūsų šitą nuotykį. Tikimės, kad jums patiks šitie 2 ar net 3 vlogai, čia priklausys, kai mes viską sudidinsim. Žodžiu, Hebra, buvo labai smagu, patirtis belekokias, Krokuva užskaityta, miestas gražus, Zakopanė, apšė figienai kažkas nesuvokimo. Žodžiu, Hebra, tikrai dar paduosim kontekstą iki grįžimo atgal, o šiaip dėkojam jums, kad Hebra žiūrite, nepamirškite Hebra pasubscribinti, spausdami čia subscribe mygtuko, pakomentuojam, paliekam Hebra laiką ir sekame mus toliau, nes jau toliau Hebra kursime dar daugiau kontento, dar daugiau visokiausių crazy dalykų. Turite stay tuned, važiuojam, pavalgysim ir lekiam į Lietuvą.